Labadienėlė, šiandien mes žaisim žaidimą pavadinimu Ne, aš ne žmogus. Jeigu teisingai žinau, žaidimo esmė yra atskirti, kas yra žmogus, kas yra ne žmogus ir tiesiog įsileisti savo namus ar kažkas panašus. Čia yra tik demo versija, jeigu patiks, galim nusipirkti ir pilną, kai išeis. Tai jo, mėginam, žiūram, ką gero turim. Iš karto į žaidimą įmetė. Alio? Geriau čia neiti, pažiūrėkime šitą vonę per dienos laikotarpio žodžių. Kas čia prie durų? Sveiks kaimynė, ilgai nesimatėm, kaip gyvenim, sako. Toks pat, kaip vis laik, nieks nepasikeitė. Kodėl tu toks kažkoks keis atrodai? Tavęs jau neįleičiau iš vidų. Atėjau dėl priežasties, aš šiek tiek sunerimis dėl tavęs. Kažkas blogo ateina link tavęs, į tavo pusę. Mano cousin, kas yra cousin, pusbrolis? Maybe, kažkas panašaus. Ten žodžių žinia sako, kad kažkas keista nutiks su Saulė, kažkas keista jau vyks su Saulė. Ir kad žmonės kažkokia lendi iš požemių, iš apačius, iš grindų, what the hell. Jie juos vadina lankytojais kažkodėl. Labai šiurpu, tikiuosi, kad tai netiesa. Paklausim labiau apie tos lankytojus, nes labai įdomu. Aha, jie juos taip vadina, tos žmonės iš po žemių, kur lend. Dievas žino, kodėl jie juos taip vadina. Ir todėl, nes jie yra lankytojai žemės. Arba todėl, nes mėgina įsibrauti į žmonių namus. Manau, kad tas variantas gal labiau tinkams. Mano pusbrolis, nežinau, ar kas tiksliai yra pusbrolis ar ne. Jeigu ne, tai ne, bet žodžiu. Mano pusbrolis sakė, kad vienam būti namuose yra labai pavojinga. Tai aš atėjau, kad tavęs nieks nenužudytų. Senelizai, žinok, va taip lankytojus irgi sakytų. Bet pažiūrėkim, šitą reiks įsileisti, nes pažiūrėkim į gerąją pusę. Jeigu dar žmonės apie tai nieko nežino, kodėl lankytojus ateitų čia ir viską išpasakotų, į tada sakytų, jo, aš manau, kad ant gers. Paklausim, kaip tavo žmona su dukra? Nesijaudink, gers mano draugs atvyko praeitą dieną, jis prižiūrės mano šeimą. Kodėl tu pats nenori savo šeimos prižiūrėti? Na, aš nežinau, labai sastu. Gerai, pratęskim šitą pokalbį ryte tada. Palauksiu tavo virtuviai. Sustiksim ryte. Tai mes jau įsileidom, mano nieks net neklausė, ar norim įsileisti. Jis tiesiog įėjo viskas. Cool. Ar? Nežinau. Atsitūp čia negali niekaip. Aš nežinau ir prisizūmį negali. Bet atrodo kažkaip ne taip, ne? Ar man čia vienam? Vau. Kažkokie, sakė, girtukliai pakritę čia guli. Nors jie guli ant šalto žemės, atrodo, kad jie labai giliai miega. Na jo, to jie nebus mirę, man atrodo. Bet jo, nežinau, kas šitokia yra, bet nepasitikiu aš jo, nežinau. Telefoną paskambinti negaliu, vonį nieko nėra, į spintą įeiti negaliu, į virtuvę eiti negaliu, į ofisą eiti negaliu, nieko negaliu, žodžiu, reikia eiti gulti tiesiog tiesiai, ne? O Jėzau. Laužančias naujienas. Ne taip verčiat, bet nesivizduoju, žodžiu, labai skubės naujienas. Šiandien po 6:28 ryte buvo labai didelis kažkoks sprogims spinduliuotė iš saulės. Tas sprogims buvo toks didelis, kad netgi mokslininkai mano, kad temperatūros iš lauke pasieks, ar jau pasiekė, kritinius levelius. Valstybės ministerija paskelbė, kad reikia saugotis. State of emergency, sako, viskas, niekur nebeinat, visi saugotis, lendat į bunkerius. Taip jis sako. Prašom visų žmonių neiti į lauką. Dieną neiti į lauką, bet naktį gali, ne? Nes naktį saulės nėra, logiška. Bet kaip gražiai švieto štaigi už langą. Galiu čia pažiūrėti. Sako, bijau, kad tai mane apakins ir, žodžiu, apaksiu. Geriau naktį pažiūrėsiu. Kas living room'e gero? Pažįstams jausmas, sakyčiau, living room'ą, bet ne pats jaukiausias. Bent jau koks langas būtų, nieko iš viso nėra. Va, ofisas jau geriau. Ofisas visai nieko, sakyčiau. Kas virtuvė? Sveik, Ziniau. Viskas, ką sakiau, matai, sako, viską, ką sakiau, yra logiška, supranti, ne dabar. Neik į lauką per dieną ir turi leisti kitus žmonės. Kodėl? Tipo, aš žinau, kodėl. Kokia priežastis, kodėl tu taip pasakai, bet kodėl aš turiu juos įleisti, vat? Kodėl aš turėčiau leisti nepažįstamai savo namus?
Aš žinau, kad tu mėgsi savo distanciją palaikyti nuo žmonių, bet tu privalai. Mano pusbrolis nežino kodėl, bet mes negalim būti vieni. Tai mes ne vieni, tu esi su manim, aš esu su tavim. Čia, that makes two of us. Kodėl mes dar turim kažką įsileisti? Bet nu tai tikrai ne pusbrolį žodžiu. Mūn draugė, sakykim, va. Realiai galėčiau greit pasiguglinti ir tikrai pasakyčiau, kas tas yra, bet aš tiesiog nenoriu. Bet jie pasakė, kad jeigu bet kas klaustų, ar tu vien sakyk ne, ir sakyk, kad kažkas tam yra namuose. Kokią naudą iš papildomų žmonių? Tai Ane gali kažką atneštų arba pasakys kažką įdomų, sako. Ir nepamirška nusištestuoti dėl visokio ženklo, ar ne yra tie lankytojai. Šiom dienomis neturėsi daug energijos su šito karšiu, sako. Tai turi išsirinkti, ką nori testuoti atsargiai. Bet nesijaudink dėl kalbėjimo viską, sako. Iš tavęs netims jokios energijos, tai kalbėk senais kiek nori. Ir pažiūrėk per langus. Įsitikink, kad pažiūrės per langus. Telex yra tipo geras žinių resursas, sakykim. Bet ant nepasako to visas istorijas, kas aplinkui tave vyk, žinai. Tai ką mums reikia daryti? Sako, bijau, kad viską, ką galim daryti, tik mėginti išgyventi. Ir tikėjimis, kad šis košmaras greit pasibaigs. Manau, kad valstybės ministerija mums padės kažkaip. Galbūt jie išves mumis visus į kokį bunkerį ar kažką tokią. Jeigu tai padarys, pasiliks su mano šeima. Kodėl tu negali su savo šeima pasilikti, ha? Aš biškai confused esu. O, maliuką atvežė. Dėkui. Išgerk, sako, reikia mėguoti. Labai tave greit užmigdans. Tai jeigu nenori su niekom kalbėti, gerk, mėguok ir atsipalaiduok. Va koks beriuks. Buber černiai, labai geras. Ką, dar čia turim slovik. Turim tą. Best control go achievement, manau, matot jo kampe. What? Ar mes negalime... Kodėl mes palikom sutraiškitą tarakono šalituvą ir visų pirma, visų antrą, kaip vapšė tarakonis į šalituvą įsigavo. Turim kažkokią citriną, kurį jau prapjauti. Mačiau, aš ant užmušų pagausiu. Turim citriną, kuri jau yra prapjauta kokį bent jau minimum 4 savaitės, sakysim. Turim faršą, kuris jau, manau, tikrai yra metams lauk. Ir turim 3 kiaušiukus. Bet tie jau irgi tokie pajudavę kažkokie, tai irgi jau, mano, biškį laiką nem yra. Gerai, palauk. Dar noriu tada biškį nueit apsižiūrėti. Čia spinta. Čia vonė. Tai dabar visiškai nieko aš negaliu daryti tada dieną. Tai literaliai, jeigu jokio žmonių kitų neturim vidui, tada geriausia... Oi, ne čia virtuė. Tada geriausia yra išgerti palų, čia reikia mėgučią. Man atrodo, ne? Op. Gul. Davai, geros nakties tau. Tu čia virtuė mėgo, kad aš tavęs į lovą savo nesileisiu, ne. Na va. Gerai. Jau baršin kažkas. Jėzu, aš ką tik pabudau. Ką čia? Loneliness and Isolation. O čia kaip iš Up filmą, žinot, ant to Niagaros krioklio, kur ten jis neįsikūrė. Tai čia panašiai. Kas čia balado, jūs man pasakykit. Labas, Samara. Ar mano tėtis čia? Ar gali man jį pakviesti? Vakar man vis buvo gerai, bet dabar aš bėjau. Yra labai daug žmonių čia naktį vaikščiančių. Koks savo tėčio vardas? Tu pamiršai mano vardą? Kodėl aš turėčiau tavo tėčio vardą atsiminti? Tu pamiršai savo tėčio vardą. Ai, tu tiesiog testuoji, ar aš esu lankytoja, ar ne? Tu protingas. Aš irgi pradėjus testuoti žmonės. Man atrodo, kad tu į vidų neįsi, žinok. Ar tu čia saugiai atėjai? Žinai, atrodo, kad viskas apsivertė aukštyn kojom. Žmonės dabar sėdi namuose ir miega, žodžiu, per dieną, o naktį mane vaikščinėja ir daro visokius dalykiukus. Aš vis dar bijau tamsos, bet atrodo, kad čia nieko nėra daugiau ko bijoti. Realiai logiška, žinai, jeigu apsikeistų visas šis ciklas ir viską mes darytumėm naktį vietoj dienos, tai tada kažkaip nieks tas naktis nebebijotų, man atrodo. Ar yra ko čia bijoti? Aš pakviesiu tavo tėtį, tau sėkmės ir tiesiog geros dienos. Pirms, ačiū. Ačiū tau irgi? Ai, good luck. Nemačiau, pamiršau tiksliau. Einam jau. O aš bijosiu vieną naktį. Mes žaisim kažkokį žaidimą, kurį jis man skūrė. Turi ten rident kauliuką ir tada judi tenais naudojant Monopoly žais. Sofkutę, sakote, naudojant ir taip toliau. Turi pastatyti kelią, parodys to vėliau. Iki. Čia tavo tėtis, aš tos nebūčiau net įsileidęs. That's crazy. Nu, sėkmės abiem jums, malonu buvo susipažinti, daugiau neteik, kad atgal nepriimus. Gerai. Kas už langą gera? Nu, aš ką tik nuėjau. Mirtina tyla už langą. Nieko čia nėra. Netgi girtuokliai kažkokie neišėjo laukan.
Ar jie kažko bijo? Nenustepčiau, jeigu bijo. Nu, kaip seks? 9 metrai aukšti. Aš galvojau prisiglaus bare, bet jie tiesiog mane išspyrė. Ar to juos gali kaltinti? Aš ne. Ne visi gali ja, temperamentą. Aš žinau, mano tipo, žinot, kai sako, esu karštakuošis, ane? Tai kažkas panašu, sakykim. Aš nežinau, kaip tas mentalitatinis procesas vadinas. O, kaip gerai įsiskučia. Bet aš nieko neprimušu, nieko nesijaudink, sako. Tiesiog gyvenims kartais biški užknės, suprantate, ne? Tai galiu ateit. Kodėl mes tokius klausimus klausom? Ne tiesiog. Mes jo parakutį negalim ateit. Žinot, gal jis ir yra toks savo žmogus, bet aš nepriimsiu tokios. Aš nepriimsiu tiesiog tokios rizikos. Ką tu galvoji, sako, kas yra tau bėdas, ką reiškia tau žodis bėda? Žudimai, muštynės nėra mano konstitucijos dalis, bet aš niekam neleisiu manęs nuskriausti, nes tom būtų problematiška. Ant susimtų kokį kambarį skaitom, ne, čia ne tavo kambarys, įklauk, mano sofkutė užsimtų, į tada ant tave suspardytų, tiesiog viskas, išmės lauk iš tavo namų, įsivaizduojat. Man patinka valgyti, man patinka gerti, man patinka kalbėti, kai aš esu gerai nuotaikai. Ar tai skaitomas kaip bėdos? Kodėl tave išspyrė iš tavo praeitos buveinės? Aš galvojau kažką pasakyti negražaus iš pradžių, bet po to apsigalvojau. Kaip sakiau, žmonės ten, aš jiems nepatikau. Dievas žino kodėl. Tai kai aš apie tai pagalvoju, galbūt jie išmetė mane visam laikui. Ne visam laikui, tipo, dėl gerai, kad mane išmetė, sakykim. Jie galėjo mane suvalgyti gyvą ir nieks nebūtų sužinoję. Nu, iš tavęs jau biški. Jau būtų laiką pavalgyti biškį, ne? Tai labai aukštas. Ar mes jį norim įsileisti? Žinot, aš nežinau, ant kiek blogai čia žmonės gali atrodyti. Nes pavyzdžiui, aš tos mergaitės irgi nebūčiau įsileidęs. Ta tėvą gal gerai apkalvojęs, gal būčiau leidęs, nes ant netrodė labai blogai, tiesiog blogas kameros angles buvo, žinot, nuotraukoj. Bet tu esi koks... Ir aš tavo matau creepy smilą kažkokį uždengęs flashlightą. No, seniukai, turi išeit, sorry. Supratau, bet aš supykęs. Tu esi toks pat bailis kaip ir visi. Gerai mėgok, žmogėliau. Ir eik peklon, sako, kad tave rupus miltais suskrektų. A kaip ten sako? Jėzu, tik pro langą pražiūri, iš karto baladuoji kažkas. Kų dabar nori? A vėl tu? Edna? Labas, Edna. Atleisk, kad jau taip vėlai, šiandien labai karšta buvo ir per teleką sakė geriau neiti dieną į lauką, žodžiu. Ar galėtum man atrasti kokios vietos? Kas tu? Aš gyvenu šalia miestą. Aišku, asfaltas ten labai įkaitęs yra, žinai. Aš dirbau kaip kasininkė vienu momentu, bet jau nebedirbu. Jie atleido mane. Man labai nesisekė su darbu. Kaip manai, kas nutiks? Nežinau. Ar išgyvensiu? Kas man padės? Kiek ilgai man reikės ieškoti pagalbos? Neįsivaizduoju, kas nutiks. Net negaliu spėti. Ar tai tavęs negazina? Mane tai labai gazina, baisiai. Aš manau, kad aš įleišiu Edna. Biški, biški toks kalijosis kažkoks įsisijęs, matai, biški toks pasisukus. Bet šiaip tai chill visai atrodo. Davai, eik vidun. Ačiū tau labai. Aš dar biškį ilgiau pagyvensiu. Ačiū viešpačiui aukščiausiam. Edna, kur tu esi? Daugiau nieks nebetei šiandien. Okei. Ar tu voniai? Tik dieną galiu čekinti, supratau. Čia pro langus kažką kitką matytume? Jau, matom namą. Matom kaimyną namą, kuris tave dabar lanko. Vat, kaip supras? Čia gal tas, kur buvo atėjęs praeitą naktį, ne? Nežinau. Anyways, einam gulti tada. Daugiau nieko mes nebegalim daryti. Labą vakarą. Ne, labą dieną. Ne, labą popietę. Čia naujienos. Šiandien saulės spinduliuotė, ta žodžiu, nemažai visiškai. Ir kriminaliniai lygiai padidėja šiek tiek. Sprendžiantis paskutinės žinomos datos, nužudimų skaičius per kelias paskutinės naktis peržengė vidutinės figūras. Ekspertai sako ir mano, kad tai gali būti susieta su lankytojais,
Ir visi labai nerimauja visuomeniai. Ir dabar, palaukit, sekundę. Labai skubi žinutė, ką tik atėjo į studiją dėl lankytojų. Tie, kurie matė viską, papasakoja, kad jie atrodo kaip kažkokias būtybės, kurios gali atrodyti labai panašiai į žmonės. Prašau, stenkitės nekontaktuoti su lankytojais. Jeigu žodžiu, kaip pasaka, kaip gali identifikuotos lankytojus. Tuobuli balti dantukai. Tokia makiažą kažkokį pasidarė. O, vaikeli. Ok, tai tie tokie, kur būni visokie tokie akmenukai, visai tokie dantukai, akmenukai. Tie yra saugus beveik dažniausiai. Ane? Viens tas, kuris matė viską liudytų, jis gali paliudyti, kad, žodžiu, sutika vieną tą lankytoją su tobulais baltais dantukais. Ne dantukų nėra, tiesiog tokia balta linija. Žinai, kaip pieši, tai nepiešk kiekvieną dantį, tai va taip atrodytų. Tai tiek. Išlikite ramus ir neišeikite iš namų dieną. Dabar orai. Naglį šulį, Jakų papasakosi. Gerai, kur? Ne living room. Kur tu įsikūrus? Alio? Ne kitchen'e. Klozete? Ja. Tikiuosi viskas gerai pasibaigs. Kaip tu praradai savo namą? Prisimenu tą dieną. Mane atleido ir aš tiesiog norėjau eiti namo, lipti į lovą ir verkti. Grįžau ir pamačiau pilną batų savo koridoriui. Pagalvojau, gal mano kambariuks, kokį draugą atsivedė ar kažką. Nuėjau Janus kambarį ir pamačiau Kano ten dirbinėjas. Kai nuėjau prie jos durų, išgirdau keistą garsą. Tiksliau, ėjau Janos kambarį pažiūrėti, ką ten dirbiniai. Ir išgirdau keistą garsą. Mane šiek tiek sunerimau, sako. Norėjau taip atsargiai pažiūrėti, kas ten vyks vidui. Ir čiut pamačiau savo, žodžiu, taip čiut pasižiūrėjęs pro tarpiuką. Sako, žiūriu, gul mano kambariuokė, negyva savo lovai. Kai staiga kažkoks gagagali vyruks mane užčiupo taip už rankos, iš nugaros, bet užčiupo už rankos, taip apsiviniavo, įsivaizduojat. Niekas nesako už rankos, bet aš spėjau, negali toj ten, jai negera, einam geriau pasidėti virtuviai. Tada jis paėmė mane už rankos, aš jums sakiau, ir pasadino mane, tiksliau ant atsėda ant virtuvės stalo. Norėjau išeiti, bet baimė mane buvo tokia paralyžuojanti, ir tada jis, man reikia pailsėti. Mano pilvs, sako, visokius ten garsus leid nuo anxiety, nuo baimės, sakykim. Žinai ką, aš tavim labai pasitikiu, bet vis tiek man reikia tave ištestuoti. Ką tu nori pažiūrėti? Dantis. Davai, parodyk. Jie yra balti, bet jie nėra ta vientisa linija, tai manau, kad vis gerai. Vis gerai. Take out your gun. Palikim. Aš tavim pasitikiu, žinok. Aš nemanau, kad su tavim kažkas blogai yra. Gerai, einam atsigerti aliuką. Ir tada mėgiuką. Guliu. Liūdna istorija, nors ir patikima, sakyčiau, aš tikiu. Bet palaukit. Tai kaip jie galutinai pabėga, man įdomu, jeigu tas vyriškis ten buvo. Bet vis dar pasitikiu, aš. Alio. Nori užeiti tu? Ateik prie durų. Gal čia tas pats, kur tada stovėti, kad dabar baisiai atrodo, nes ant baisiai aukštas palyginus. Viską gali būti. Žmogus baltas kaip mirtis pati stovi prie tavo langų. Yra kažkokie keisti įdubimai nuo odoj. Atrodo, kad jo oda būtų blogo dydžio šiam kūnui. Ant kažkieno kitą odą apsimovęs. Ir tu negali matyti. Spirit Orbs, matėt? Tu negali matyti ant akių čia, bet jau jautė, kaip jo žvilgsnis tave sming. Vau, junti baimę ir meldės Dievui, kad šis baisus lankytojas tiesiog praeis pro tavo namą. Ok, jeigu taip visi lankytojai atrodo, tai bus labai lengva atskirti, sakyčiau. Alio, kušia. Sveikas, veikat. Atsirem biškiai sekundukę, vis gerai, kad mes čia. Ar tava kompanijons susirgęs? Ar jūs abudu susirgęs? Ar tik vienas iš jų? Ką žinau, abidės maždaug vienodai, man atrodo. Mes visi, sako, kenčiam nuo depresijos kažkokiam bent jau lygi. Žinom, kur dalykai ridenas į kokią pusę. Ar tu sekiai naujienas, kas vyks laukia? Visks į šitą ved. Bet nemanau, kad saulė susproks. Ką toliau darysit? Ir
Ar nepavargo į dar Anos čia nešiuoti? Kas čia ką nešioji? Ir kieno čia ta ranka? Čienas, ne? What the hell, kaip tu keisti laikai tą ranką? Nu, ką toliau darysit? Iešim, kur mano seso gali biški atsipalaiduoti, žinai. Ar manai, kad mūsų gyvybės jau pasibaigs, jau viskas, baba? Kaput. Nemanau aš. Viskas, manau, kad pradės po biški palengvėti. Wow. Labai nedaug optionų davė. Anos yra sesis, ne? Anos gali būti dvynės. Drąsiai gali būti dvynės. Nes Anos atrodo literally identiškai. Kažkokiu tokiu... galit nusišypsot prieš kamerą biški. Pum pum. Labai tokiu baisiu... kažkokiu ženklu aš nematau, ne? Nors šiaip labai keisti antakį, tiek tai pasakysiu, kodėl ne taip eint tiesiai su lygnuosim. Aš žinau, kad nosies bridžas tipo konektina su antakiais, bet, nu, bet net tokiu, not on this level. What? Kodėl ne taip? Ar mėginam? Mes Anos galim, bet Anos, kaip mes avidės nušausim? Mes galim, davai, rizikuojam, užeikit. Ačiū. Padėk man, Anai, į vidų nešt, ką? Kodėl? Mūsų tėvo mirtis atrodo, kad Ana dar silpnesnė padarė. Bet jie jau tokia ilgą laiką. Jeigu viena šiandien yra ta lankytoja. Double the guess, double the risk, still alive's alive. True. Aš tave mačiau ir tu tikrai į vidų neįsi, senelizai. Aš atleisk. Labas. Plauti išklausė. Ar leisi mane, draugužė? Kodėl nėra tiesiog opšina ne iš karto? Kas tu? Aš ugnegės... gal aš biškai per greitai apie tave tai blogai kalbėjau. Saulė mane pagavo, kai gesinam ugnis miške šiandien. Ir žodžiu, labai tas tiršs dūmai padėjo mum, kad nesudegėm gyvi. Matau, supratau, dūmai uždengė tą saulės sprogimą, didelį tą blastą, kuris buvo dieną. Ir, žodžiu, yra neišgyvena, bet biškiai apdegė tokia. Medžiai, jie sudegė kaip kokie degtukai. Niekad panašus nemačiau. Pilna gyvūnų liekanų, tų visokių karkasų, žodžiu, ir palei mišką pamėtyti. Kodėl tu ne ligoniniai? Ligoninė? Nebėra daug ligoninių žmogau. Kai lankytojai atėjo, nebebuvo tikslo ligoninės. Aš matau viziją, bet vis tiek manau, kad ligoninės tikrai turėtų veikti. Sunku kažkokį gydymą gauti. Jeigu negali pasitikėti, ką tu gydai, irgi tiesa. Niekas man nepadės. Aš jau geriau gesinčiau gyvybės. Wow. Ar tikrai lankytojus at mane užbūrė, tai pasakyti. Aš jau geriau gesinčiau ugnis ir mirčiau savo draugais. Neturiu daug laiko, bet kokiu atveju. Senė, ačiū tau už tavo pasiaukojimus, tikrai malonu, bet aš negaliu tokios rizikos pasiimti. Tu atrodai labai baisiai situacija tavo atrodo. Ir tokiais laikais, supranti, aš tiesiog negaliu. Arrivederci gero to kelio. Aš turiu popierių kažkokius savim. Ant visai yra svarbus. Aš tavo naudosiu, jeigu mane leisi. Leisi man išgyventi savo paskutinės dienas. Ar mes jau pasitikim pakankamai, kad mes jį leisime? Žinai, tu būtų mano draugs ir tai pasirodytum. Aš tada apsvarstyčiau tą galimybę. Tu popierium visokiu. Dabar aš tavęs nežinau, tu tą popierių pats galėjai parašyti. Na, senelizai, pasilik savo. Aš jau vienas žmonės leidau šiandien, tai žodžiu, ačiū tau dar kartą už tavo pasiaukojimus, bet sėkmės, aš manau, kad išgyvensi drąsiai, žinok, sustiksim po kokio 20 metų. Šūda žmogau. Nenoriu mirti aš čia laukia kažkur. Tikiuosi, kad ugnis neišsiplės į miestus. Maras, kaip blogą šį pasirinkimą priėmėm. Man atrodė kaip visai geras žmogeliuks. Telefonai neveiks iki rudens. Kažkoks labai keis barškitėm šį karbu, ne? Labas, čia Jack Black. Iš Minecraft'o filmų, sveikas. Kaip mums pasisekė? Mes stebim žmonių nubausių, žodžiu, kaip baud žmonės savo pačiam akim. Žemė valo, saulė daro savo darbą ir dabar žengsime į švarų naują pasaulį. Gerai, dinkė šią. Mat. Ko tikėjai žmogau? Na, tas tikrai vizitoriai yra. Klausykis. Saulė nedegin mūsų. Ji išvalo mūsų nuodėmes. Senė, aš tavęs net klausytis nenoriu. Dinkižė, kas tau nutika? Ką tai turi daryti su manim? Mes visi gyvensim gerai. Su saulės pagalba. Tau patik. Dinkižė, laukan. Koks koils tu gali būti?
Tu išvarai tikrą žodžių, nieka. Nokia aš revardė noriu maukišė lauk. Uboks kažkoks atėjo baladenas šiai duris, įda kažkuo noriu. Ant tikrai galvoju, kad ten kažkas įleis sėkmės, ieškant, kas tave įleis vidu. O, Jėzau. Teenagers, paauglių žodžių kūnai ant žemės čia. Kažkas juos nužudė. Atrodo, kad nesiniai tai įvyko. Kraujas vis dar neišdžiuvęs. Damn. R.I.P. Kas čia gero? Tu matai savo kaimyną ir jo dukrą pro langą. Jie žaidžia laimingai, mėgint pamiršti apie... Klausykit, žmonės. Aš suprantu, kad jūs norit pamiršti apie visos šitos košmarus, kurie dabar vyks, bet... Jis gali žaisti namuose. Kodėl, kokią veldę jūs nusprendėte eiti į lauką, kai aplinkui bet kada gali bet kur išlys koks lankytus ir jumis nužudyti? Aš nesuprasiu niekada, bet... Jau, tikiuosi nemirsit, sėkmės jums, einam gultmės. Labą povakarę. Šiandienos naujienos. Labai baisus karštis. Vis dar kyla. Ir lankytojų invazija dar nesustojo. Nebeatsimenu, kaip sakiau, valstybės kažkas. Žodžiu, valstybė surengė specialias kažkokias paslaugas dėl viso šito vykstančių dalykų. Tema kažkokia organizacija. Mes galim jas identifikuoti dėl geltonų kostiumų. Nors jie ką tik nesiniai pradėjo savo darbą, jų kompanija jau rado naujus požymius lankytojų. Nesmėlis, bet žemė, žodžiu, po nagais. O jeigu ant bulbės kasė, ką tada? Palei specialistus, šit ženklas padeda identifikuoti lankytojus, kurie ką tik išėjo po žemę. Logiška realiai, ne? Kol kas tik tiek. Kur tos dvi... Ta mėlyna atrodo nekaip, ne? Bet bus taip nušausim vieną, ką tada bus. Tiesiog man reikia savo jėgas įgauti, saka. Kaip tavo sesul? Man reikia padėti su daug dalykų. Išėjai mano nupraušti vakar. Jie net negalėjo nusprausti namuose. Bet kol kas jokių pokyčių. Ačiū, kad klausai. Žmonės su depresija yra tikrai komplikuoti. Aš manau, aš bijau, kad mes galim... That we might have to run, kad mes galim... Mums reikia pabėgti. Gali reikėti pabėgti čia bet kokiu laiku. Ir jie nėra jėgos tą padaryti, žodžiu. Supratau. Aš irgi pavargus. Manau, kad iš palsėsiu. This is the end, sako, čia jau pabaiga. Ei, kaip tu? Aš jaučiuosi, kad yra kažkoks sunkus ant manęs uždėts. Kažkoks dėkis sunkus, sako, labai sunkus. Visą mano kūną sleg. Aš nenoriu. Man tave reikia patestuoti. Okei, dantukai tobuli. Už ginklą neištraukiu. Aš noriu dar tavo rankas. Nu, kaip vis gerai, ne? Gal tikrai jinai tiesiog depresija. Vau, jie tiesiog sako, turėjo man leis mirti. Ne, aš tave paliuksiu, tu būkat. Ten ta nežinau. O jeigu... Palauk, kaip tu? Ne ofise virtuvė. Ne virtuvė. Kur ana buvo? Ar virtuvė? Ne virtuvė. Spintoje, ne? Jie. Kaip tau? A čia tas pats? Ne, čia tolivas. Šnek paskui istoriją. Kai tas žmogus mane pasidino ant virtuvės stalo, kažkoks didžiulis vyruks, kuris... kuris slėpėsi už kampą, užblokavo išėjimą. Jis pradėjo garsiai šnekėti tam kitam vyrukui, kuris paėmė mane už rankos. Atrodo, kad ten net nebuvo. Ir tada jie pradėjo mane liesti. Mano rankas, mano petis. Ir kažkur gale, background'e, girdėjau plojimus, kažkokius šauksmus ir garsius juokus, kurie atrodė, kad atėjo iš mano kambarį. Atrodo, kad ten buvo visa minė vyrų. Pradėjo būti sunku kvėpuoti. Man širdis atrodė, kad išsprogsto iš krūtinės. Norėjau šaukti, kviesti pagalbą, bet baimė man neleido to padaryti. Sėdėjau ten visiškai niek nedarydama, kaip koks miškiuks. Bet kai tas didelis vyruks nuėjo į šaldytuvą kažką pasiimti, supratau, kad tai buvo mano šansas. Bėgau link išėjimo, atrodo, kad ta baimė man suteikė jėgos. O jėgų ir niekada nežiūrėjau atgal. Kodėl tave saulė nesudegina? Neprisimenu. Tikriausiai visą naktį ten buvai tada. Keista. Atrodo, viską prisimenu, kas man nutiko. Palauk, nemanai, kad aš gali būti lankytoja? Ne, negali būti. Viską prisimenu. Savo vaikystę, savo tėtį, savo mamą, ne. Aš ne lankytoja, ne? Sakai, kad aš nelankytoja. Jau simulakė visai crazy dalyks pasakyti po visko, kas įvyko. Nežinau kodėl, bet aš labai pasitikiu. Nežinau tiesiog sakyti. Kodėl taip sakytų, man dievė, aš bijau. Man reikia pailsėti. Pažiūrėkim tavo ranką.
Ar čia dirts? Kad galėtų prizum. Čia dirts, ne? Ar čia nagulaks? Mano čia dirts. O, viešpatie. Net neprisimenu, sako, kai aplink žemės kasinėjaus. Malonu buvo su tavim susipažinti, lankytojau. Gaila, kad vis taip pasisuka, bet... Džinai. Šauk. Oi, dar ne. Palauk biški. Realiai, jeigu... Bet jo nelogiška, na būtų nuo saulės apdegus. Negali tiesiog vaikščiot kažkur. Kaip keista. Sorry. Aš bijau mirti. Plauk. Ar galiu kažkokio, sako, bandidžo gauti? Holy shit. Damn. Well. GG's. Pažiūrėkim dar tavo dantukus. Ok, vis tvarkai. Ne, palikim. Daug energijos nebeturim, tai jau nieką nebegalim testuoti, jeigu ir norėtume. Galime tada pamėguoti. Mes tiek ilgai viską čia darėm, kad jau tiesiog gali eit mėguoti. Pažiūrėkim iš karto pro visus langus. Čia tie agentai. Jo, maža kažkokia grupė FEMA agentų. Galvoja, apie ką jie kalba. Galbūt jie tyria žemės mėginių žodžių. Ar ieško kur savo bazę įsirengti. Visko galbūt. Ką čia gerą turim. Vėl FEMA agentai. O tuos paauglio kūnus išnešė žodžių. Atrodo, kad čia visą dieną buvo. Tu palauk, kad ir kas jam baladuojas neįleisiu tave, nes jau nervini mane. Karininkai. Už langą. Jie nekartus tą FEMA grupuotę ein, kad tenus apsaugotų žodžiu, jeigu kas užpulto vieni iš tų baisių žmonių, žinai. Ok. Girdi kažkokią informaciją apie tą baltą žmogų. Galbūt jie nori susekti tą baugų lankytoją, kur prie mūsų langą buvo. Visko galbūt gerai. Kas čia dabar? Ar čia net tas pats? Aha, labas. Ko nori? I'm not letting you in iš karto. Ar mes turėtume for fun įsileisti na vidų? Koks didelis nams, man patink. Man nieko nereik. Jo, žinau, tai... Ar tu vienas namus? Aš žinau, ką sakė, nekados nesu viens, ne? O jeigu mes paimtume pasakytume, man tiesiog įdomu, kas vyks. Pamėginam. Jo, aš viens. Aš žinau, kad viens. Blogai, žinai, tada glušiutų. Norėjau tiesiog pažiūrėti, meluosi ar ne. Aš paimsiu. Atsidarys duris. Niekas nežino, kas nutiko, kai paskutinis lankytojas atvyko. Namai buvo palikta be jokio gyventojų kurį laiką. Po tavo baisios, kai baig pradingai žodžiu. Visi vengia tavo namą. No way, aš taip įmiriau? Ok. Bet čia gali būti pabaiga? Ne, jeigu sakys, kad aš ne viens ar nebus pabaiga. Dėm, tą viską iš naujo turiu daryti. Viską. Jep. Ok, aš greit čia viską praskipinsiu žodžiu. Ir suimsiu visus tos žmonės, kurie buvo praeitą kartą. Nušausiu vėl Edną ir sugrįžam į tą pačią vietą, kad tiesiog pamatytume, kaip užsibaigtų mūsų runs, jeigu mes nedurniuotume. Naują žmogų gavom kažkodėl. Labas, ko tu? Ok, tai gal neišeis duplikuoti visiškai runą. Mes Edną gavom, aš Edną jau turiu namuose sėdą. O tu kas? Labs, kaip sekas? Ilgai nesimatėm, kaip gyvenims? Aš tave žinau. Kaip tu čia atėjai? Šitą vietą netrodo wheelchair accessible. Tipo, čia nėra jokia rampus ar kažko, kaip tu čia užsigabinai? Ar aš tave žinau? Na, gerai, neatsimeni manęs. Holy. Mes buvom... Palauk, tavo balsas pasikeitęs. Prieš kiek laiką šitą vietą pakeitė savininkus. Šitam šlaik buvo mano šeimos. Manau, kad gavai blogą adresą pasikeitė. Negali būti aš. Ne. Elnes. Gal, sako, pasiekiau blogą adresą. Na, atėjau jau ilgą vietą, gal leisi mane? Ar mes norim įsileisti anu vietoj dvinių? Kas yra, kad aš nežinau, kas bus kits, ar bus dvinis ar ne. Nes dar turėtų dabar būti tas fireman, ugnegesys, kuris buvo labai apdegęs. Davai, ridenks. Mes lenktyniausim tavo name, seni. You doing too much, aš nelenktyniausiu su tavim. Kas dar čia ant durų? Jo, dabar šits.
Šitą neįleisim tada. Tai dabar vietoj tų dvinių mes turėsim ten tą, kur vežimėlį yra. Aš galvoju, kad jau pasibaigė naktis, ne dar? Kuda nori? Kažį. Turėsim ir dvynės ir ten tą vežimėlį. Pirmą kartą įsileidau, netrodė bauginančiai, antrą kartą įsileisim. Ko tu ieškai? Savo draugą. Žinojom viens kitą nuo tada, kai buvom vaikai. Turėjau incidentą. Jis buvo pasamdys kažką tenai, žodžiu, kasti kalnuose. Pati nesuprantu. Bet tada... Then he threw his back out. Ai, gal su nugara, žodžiu, kažką susiknisa, man atrodo. Jis taip sunkiai dirba kalnuose tenais. Seagulls. Žuvėdras, ne? Suklaidino jo nugarą. What? Žuvėdras kažkaip, žodžiu, susipainėjo, kad vietoj jo kaip čia gražiai pasakyti, subintakė. Nežinau, iš kur tokį žodį šaukiu. Vietoj anų tą lizdą. Sorry, tiesiog balsai mano galvai. Jie man pasakė jokutį. Davai pasitestuojam. Šitans yra tikra, bišk per greit paskipinau, bet mačiau maždaug. Jeigu tik žinotum, kaip lengva buvo atidaryti alus skardinės savo priekiniais dantys. Bent jau sako, turiu rankas. Nu, su rankom viskas gerai. Pala. Mano pirštis dingęs. Mažas dalykas, bet vis tiek sako nepatogu. Bet matai, mano nagus biški užauga. Ką reiškia, kad ir kojas užaugs. Turbūt vėliau. Nemanau. Nežinau, kaip dėl tavęs jaustis. Parodyk savo rankas. Ok, vis gerai, dirts. Sorry, bet aš turiu tiesiog. Tada turim dar vieną. Galim tavo rankas pažiūrėti. Vis gerai. Kaip tavo sesuo? Ai, aš nenorėjau čia paspausti. Ok, bet man atrodo, kad va dabar po šitos nakties, po šitos dienos, kai išmiegosim, turėtų ateitas lankytojais. Tik va šį kartą pasakysim, kad mes nesam vieni čia. Turiu ginklą. Fantastiška. Ar tu namus viens? Ne, aš ne viens. Pasisekė. Girdu, kad kažkas šnapš vidai. Bet žinai, kas atseks už kelių dienų? Ne. Nori pasidalinti? O, jaučiu kažkokią energiją vidai. Ai, gal, kažką labai blogo. Saulė. Penkts nams. Žinok, klausykės. Ana čia apie horoskopų šnek. Aš gerbiu tave, bet aš visiškai nieką nesuprantu, sonu, ir mane net neduomin, todėl aš nežinau, viskas taip palikt. Gerai. Ana žino, kad šnek visiškus vėjus. Vieną žodį ten, kitą žodį ten, eik laukan. Tai tavęs nedominant savęs dirbti? Koks, okei, čia gal blogai pasielgiau, aš Aną išmečiau lauk dėl savęs. Dėl to, nes man tiesiog nepatika Anos charakteris. Nereikėjo man tai pasielgti. O, tragedija. Vau, sako užburs tave, kad apsitrėjęstum. Nu, supratau, žodžiu, ačiū, malonu buvo. Dar kažkas turi ateit, vadinas. Nu ir vėl susitikom. Kas tu toks esi? Atsimenu, dalykai buvo kitokie praeitą kartą, bet mes išgyvenam. Kaip keista. Nežinau, kaip paaiškinti. Norėčiau pradėti šitą pokalbį su veiksmu. Gali pasakyti, sako, aš manau, kažkokius sėkmės knygutės, kokį puslapį turėčiau atidaryti. Pačiu pradėkam. Mirtis. Mirė, žodžiu. Mirė rizikuos ir šnekės, bet nieks negirdės jų žodžių. Ką? Dieve. Vis dar relevant tas yra. Ką tu nori iš manęs? Man reikia, sako, apie tai pagalvoti, ar tu turi kažkokių minčių apie tai. Žodžiu. Galiu ateiti kažką pasakyti. Kai kurie dalykai, sako, greit atsitiks. Netoli nuo dabar, kas dabar vyks. Reikia būti pasiruošęs. Žinau, kad labai keisi viskas skamba, bet tau reikia įsileis žmogų su katė. Sako, žinau, kad tau tai tikrai padės. Tai aišku, gali su tą informaciją reikia, ką tai nori. Ok, žmogų su katė. Holy shit. O Jėzau, netgi taip įsigandau, kai kitą pusę eit pradėjau. Kas tu? Aš blogai nuotaikau, tai atleisk. O, mes nesutikom tuo panašus į tą žmogų, kur buvo tas, kur sakiau Jack Blacks. Tiek daug su bengalvio aplinkoj. Tikiuosi, kad tu ne viens iš jų. Apie ką tu kalbi? Na, visi prikausyti tikėjimo ar dar kažkom. Ir kai Dievas jiems mirė, niekam daugiau žmogiška nebelika. Žvėriai kažkokie, sako. Lyg šitas kažkoks lankytojų nesąmonė nebuvo mums pakankamai. Neužtenk mums tipo to.
kodėl tu, kas tu vyko, kuo tu toks sunerimis? Nieko asmeniška, tiesiog po to saulės viskas, kas vyko saulė ir lankytojai, kai atsirado, atrodo, kad žmonės mirė kartu su Dievu. Ir aš pykstu. Norėjau daryti tik normalius dalykus, žinai. Rašiu muziką, niekam davo to nebereik. Malonu, bet man nereik šito negatyvą savo namuose. Varyk lauk. Jeigu aš duočiau Energeką, ar įleistų mane? Kas tas Energeka? Ne. Dink, tu neturi katės. Dabar žmogų, kurį įleisiu, tai bus tik tai tas, kuris turi katę. O dabar per žinias papasakosit man. Labą povakarę. Šiandien žiniose. Fema, kada kažkokius naujus dalykus priėmė šitą situaciją su lankytojais, kad apžiūrėtų. Karantino zoną sukūrė. Fema taip pat atrado naujus būdus, kaip identifikuoti lankytojus. Kraują, žodžiu, kraujuotas akis, sakykim. Fotosensityvi. Ai, tas pabaisos turi, žodžiu, labai, kaip čia pasakyti, labai jautrias nuotraukam, sakykim, žodžiu, labai lengvai matytas tas akis, nu. Ok, turim 5 energijos. Aš noriu tavo akis. Nutobulos akytės, bet jos nėra tokios tuščios. Ne, kol kas tave paliksim. Tavo akis noriu pažiūrėti. Nu irgi geras akis. Ir tavi nieko nėra. Mes dar kažką įsileidom, ne? Mauto kūno čia irgi nebėra, išmetėm lauk musio. Ar mes nieko daugiau neišleidom? Tu savo akis tada parodyk. Irgi vis tvarkoj. Jo, tos seseris Marosonom vis gerai. Aš tik dėl tavęs nežinau. Vis gerai. Jo, tiesiog laukau, mano kojas lauks. Ilgai lauksiu, man atrodo. Pažiūrėk, vieną jau pradėjo. Tai aš biškai pasiliksiu. Na, gerai. Ar tu ką tik manęs paklausė, kaip man sekas? Ačiū. Kaip faina. Niekas manęs neklausė, kaip man sekas. Vis dėl manęs vietoj kojų turiu ratus, kaip koks lenktynininkas. Ok, lenktynininkė. Jie tiesiog sako, pradedi visokius ten atsiprašymus ir toliau daryti ir biškai praskipinau, bet žodžiu sakė, kad žmonės nebežiūri vieną kaip vieną, žinai, tiesiog žiūri į tą kaip jo disability negalę. Supratau, sako, reik balansą, kad į tą žiūrėtų, kad žiūrėtų mane kaip į žmogų, bet ir supras, kad yra ta negalė ir taip toliau. Ar kažkada mėgina įsivaizduoti, kaip tu vaikščiotum, jeigu tu būtum vežimėlį? Sako, ne tą turėjau minėti, jeigu neturėtum kojų. Būtent, net iš namų neišeitum. Kaip laiptis pasinaudotum, ar keliu pereitum. Tavo namai neturi laiptų, tai labai lengva, sako, man prieit prie nu. Žinai, tik vieną dalyką norėčiau, kad tavo namuose būtų tas pokylis į viršų, žinai, kai būt prie parduotuvių, pavyzdžiui. Aš dėl to sakiau, kad nėra kaip tu čia atėjai. Būtų labai smagu, sako, Adam važinėtis ir į sieną įstengti. Man patinka lenktyniauti. Pala, klausyk, kaip man sekas. Neblogai, ačiū, kad klausyk. Malonu. Okei. Žiūrėk, kad aš tikrai daugiau nieko neįsileidau. Kaip aš galvoju, kad aš įsileidau praeitą naktį kažką? Tok, ateina. Oi, pro langą pasižiūrėkim pirmą. Ką čia gera? O, wow. Tavo kaimynų nams, kurį ką tik nudažė baltai, sudegė ir pajudavo visas. Ar kažkas galėjo, sako, specialiai uždegti? Ar dar kažkas gyvas? Jaučiu tie FEMA agentai. Galbūt, kad tie kaimynai pavirta į lankytojus, ne? Nežinau, jie tiesiog nesudegina namo tada. Ką čia turi? Jau tas didelis balts. Žmogus pabaltavę, žodžiu. Stovėjo šypsans. Ant ten galvą tur maišė. Jep, kažkieno galva. Ai, nemaišė čia šalmi. Wow. Vieno iš kareivių galva. Tai nežinia, kas man labai išgąsdino tą kareivį. Šis lankytojas. Ar žinant, kad jis toj mirs? Dem. Supratau. Čia visiškai nieko nėra. Neskaitant negyvų visų kareivių. Ką čia baladuoji dabar? Alo. Fema, sveiki. Aš iš Femos. Ar tu viens? Ne, žinoma, ne. Mūsų brigada pasidalina biškai kelias mažas grupelės. Šis pokalbis neturėtų ilgai užtrukti. Kaip jūs mums padėsit? Mūsų pirma misija yra, žodžiu, surinkti tokią datą ir į vyriausybę įsiųsti. Tada sugalvosim, ką daryti. Kol kas tiesiog ramiai būk, kad tada paimsiu vieną žmogų. Mes ištestuosim ir įsitikinim, kad vis gerai. Ok. Ir aišku įsitikinim, kad tai žmogus. Ar man reikia kažko laukti? Taip. Kai turėsim visą informaciją, pasakysim, ką daryti. Kol kas nesijaudinkit. Ai,
Ai, tu šiek kaip įsigandau, aš galvoju, kad ant šito ėdus užpuls. Mes paimsim vieną žmogų ir sugražinsime kuo greičiau. Paėmė tą, kur vežmyrį buvo, damn. Sėkmės. Okei. Tipo, aš dėl Anos labiausiai ir nerimauju, tai gal gerai. Tas eisis man vis gerai atrodo su Anom. Ir vėl tu dink iš čia. Neįdomus man ant ką tu sakai. Kažkokiais nesąmonės šnek. Labas. Įsileis, kas buvo? Mano jie nužudė mano tėtį. Kas? Lankytojai atėjo į namus. O, čia tai mūsų kaimynai, damn. Jis ties mumis. Tėtis kalbėjo su jais apie kažką ir tada jie nužudė jį. Jis mūsų, dabar mūsų nams deg. Davai vidun. Padėsi man? Aš taip bijau. Aš noriu pasižiūrėti į tą mergaitę apžiūrėti. Nes techniškai lankytojai galėjo nužudyti ir tada tiesiog replacint. Fema, kas ir kodėl jį buvo suformuota? Speciali, žodžiu, kažkokia paslauga vien dėl šitos krizės, kurią dabar patiriam. Jie padeda mums įspręsti mūsų problemas apie šitos lankytojus. Nežinom tiksliai, ką ta agentūra, dėl ko dirb, ką, žodžiu, dirb, ką kur, bet galim pasakyti užtikrintai, kad mūsų likimas patikimuose rankose. Ir dar naują kažkokį ženklą lankytojų aptiko. Pažastis be jokių plaukų. Okei. Bet ta mergaitė tikrai neturės pažastis ant plaukų jokių, nes Ana yra maža. Tai čia jau logiška, net nėra tikslo tikrinti. Kas nutiko? Nežinau. Jie atėjo, pradėjo kalbėti ir tėtis sakė, kad kažkas blogai, jis sakė, tėtis, tu tiesiog pailsė gerai, nagai. Švariai. Dantys. Puikus. Ir akis. Puikiai. Ok. Palieku aš tave ramybį, tu gali čia būti. Nueikim pasiesis dabar. O tave tai aš noriu pažiūrėti. O tu? Sorry. Ar nebegali tave nušauti? Ne, aš noriu tave nušauti. Noriu tave nušauti, išsitrauk ginklą. Whatever. Nušausim kitą dieną. Bet man rods, kad mėlynoji Mr. Sadness ir Ana reikia nušauti. Vau, visiškai niek nebėra iš namo likę. Ką čia gera? Vau, jo, pastatė tą galvą tiesiog. Tuoj palauk, ateisiu prie tų durų. Leisk man apsižiūrėti pirmą. Fema, tie agentai žiūri tą vietą. Na, kas dabar? Jau, Amogus, wow, ok, tu į vidų neįsi. Amo, tai kas vykst? Kaip tau sekas? Ko nori? Nieka, tiesiog įdomu. Turi tau būdą, kaip pinigų greit pasidaryti. Dėl visą tavo šuršulę su saulė gali pinigus padaryti, vot pirštą pakeliant. Visi tie žmonės bijo kažko. Ko tu nori? Sako, eini tiesiai prie biznį, prie reikalo. Visi mano, kad tu čia kažkas. Mes turėtume čia vakarėlį surinkti. Aš tave būčiau įsileidęs, bet aš jokį vakarėlį neplanuoju rengti, alio? Bet siekis leisiu. Bet aš vakarėlį jokį tau neleisiu čia rengti, perspėjau. Karėlį, matai ant sugal. Babuška, ramiai, palauk. Labas, brangutė. Labai sako, pavargu čia kol atėjau. A galiu ateit palisėti. Tu tiesi čia atėjai? Ne, netiesi, aišku. Gyvenims atnešu viską, ko tau reikia tavo gyvenimą. Kad jau čia esu, reiškia, kad mano kojas į akis mane čia atneši. Kaip jį turi būti. Nesuprantu. A nori kažko? Tai turėjai, galėjai, sako, ir toliau eit, kodėl sustojai? Atrodo, kad negirdėjai nė žodžių, ką sakiau, brangutė. Pavargu eit. Galėčiau vienčių palisėti. Nu, aš nematau, kodėl ne. Ei, sens draugė. Ko ten turi? Kažkoks saka. Ta gloomy chick apie tą mėlyną šneksesę. Vieną momentų kažkoks šnap žodžių, spurt kažką. Man šiurpų. Nevaikščiau aš vieną tiesiog dėl šiaip for fun, žinai. Negaliu pakęsti, kai čia yra per daug veidų taip, ar kažkokių šauksmų. Jeigu tau jie labai patink, geriau būk su jais. Aš čia pasiliksiu, sako, laukia ir palauksiu, pailsėsiu. Ateik. Aš tas esi vieną vis tiek būčiau žodės, tai man taip nereikės išmest lauk. Na, jeigu tai sako, pamėginsiu.
Nesuprantu, kad čia šneki Storms Mirrors kažkokie. Gerai, einam gulti. Negaliu nedaug pašėti, ne. Aš noriu ten į tą kambarį labai įlįsdavo. Kas vyksta? Jo, jau viskas. Ne, aš norėjau į kambarį pasižiūrėti. Damn. Very cool, very cool, very cool. Man patiko. A ką, Pima, jums patiko? Tai va, čia buvo žaidimt. Nežinau, įdomu, sakyčiau. Bet jeigu pilnas žaidims išeis, tai tada tikrai būtų žaidžiam ant streamą, ko gero. Nes ir jūs galėtumėt, pavyzdžiui, padėti srink, ką įleis, ką neįleis ir taip toliau, žinot. Ir šiaip, tiesiog aš manau, kad streaminis toks labiau geriau žaidims, negu kad tiesiog atskirai filmuoti. Bet jo, fains, aš nieko prieš tikrai būčiau žais pilną versiją, kai išeis rudenį, kad ir kada. Ir jo, manau, kad priėmėm overall gerus sprendimus. Ačiū, kad žiūrėjote, jei patiko, paspauskite subscribe mygtuką. Jeigu turite kokių rekomendacijų, prašom į komentarų lentyną, įmeskite ir pasirinksim gal kažką įsirinksim, ką čia žinosi. Tai ačiū ir geros dienos, bye bye.